Gerai, pakalbėkime apie baimę būti pamatytų ir kaip gali iš esmės transformuotis tavo gyvenimas, kai šitą baimę paleidi. Ir šita baimė ateina iš gilių vaikystės programų, kur būti matomu buvo nesaugu, kur buvai už tai baudžiamas ir todėl dabar tavo sistema būti pamatytų nuskaito kaip pavojaus signalą. Ir beje, čia turbūt yra viena iš dažniausių baimių, kurią pastebiu dirbdama su klientais asmeninės mentorystės programoje. Ir kai tu paleidi šitą baimę, pas tave atsiveria labai daug tavo galios, į tavo gyvenimą pradeda ateiti tinkami žmonės, tinkami klientai, kurie su tavim rezonuoja su tavo energija. Atsiveria naujos galimybės, naujos finansinės galimybės. Tu nebebijai kalbėti savo tiesos, tavęs nebeveikia aplinkinių nuomonė ir iš esmės gyvenime jautiesi žymiai labiau išsilaisvinęs. Gyvenimas pradeda jaustis žymiai lengvesnis, žymiai laisvesnis, žymiai stabilesnis ir labiau susilygiavęs su tuo, kuo tu iš tikrųjų esi. Ir gali pradėti nuo labai paprastų dalykų, galbūt parašyti vieną tekstą, galbūt įkelti vieną įrašą, galbūt nubrėžti kažkam savo ribas, galbūt papasakoti, kaip iš tiesų jautiesi. Nuo šitų mažų žingsnių prasideda tikroji transformacija. Ir jeigu jauti, kad šioje srityje nori vedimo, nori palaikymo ir nori gido, kaip žingsnis po žingsnio iki to ateiti, tai pasiskaityk daugiau apie mano siūlomą mentorystės programą ir nuorodą rasi mano profilyje arba mano internetinėje svetainėje rutaraus.lt.